Šiandien svarstome biudžetą, kurį valdantieji mėgina pristatyti kaip tvarų, socialiai atsakingą, o kai kas netgi kaip istorinį. Tačiau tikrovėje tai labiau tik butaforija. Pasakysiu dar stipriau. Tai yra chrestomatinis Lietuvos piliečių apgaudinėjimo pavyzdys. Bet tai jau nelabai kas stebina, nes apgaudinėjimas atrodo yra antrasis Lietuvos socialdemokratų vardas. Prieš rinkimus žadėjo padaryti viską ir lengvai. Įvesti lengvatinę 9 procentų PVM lengvatą maisto produktams. Drąsiau nei praeitoji vyriausybė indeksuoti pensijas. Sparčiau nei ankstesnė vyriausybė didinti mokytojų atlyginimus. Padengti 50 procentų renovacijos išlaidų. Reikšmingai didinti finansavimą keliams. Šiandien valdantieji susiduria su tikrosiomis galimybių ribomis. Tai neišpildytų pažadų, neįgyvendintų lūkesčių biudžetas. Pareigūnai, mokytojai, kultūrininkai, visiems pažadėta, visi nuvilti.